Kai aš sukūriau savo kanalą YouTube platformoje, aš net nenutuokiau, kad kada nors kursiu video apie tai. Bet tai mano kūrybinė kelionė ir net aš pats nežinau, kaip ir kur toli ji mane nuves. Sakoma, kad laikas tartum upė tekanti viena kryptim. Jis srauniai nesustabdoma ir negailestinga. Joje paskęsta istorijos, įvykiai ir faktai, po savęs palikdami tik mitus ir legendas. Todėl matydamas istoriją galinčią ištirpti tarsi iš šalčio sukurtas raštas žiemą ant stiklo, aš jaučiu norą ir pareigą apie tai sužinoti kuo išsamiau ir įamžinti tai dar vienoje video medžiagoje, papasakojant apie tai ir jums, mano mielieji. Todėl šis pasakojimas tai vaisius dar vienos mano aistros, kuri jau buvo atskleista mano kanale. Nors aš nemėgau skaityti knygų ir visas perskaitytas knygas galiu suskaičiuoti ant pirštų ir gal net ne abiejų rankų, bet buvo spausdintose puslapiuose ir tai, kas mane labai traukė ir domino, tai buvo komiksai. Ir buvo vienas leidinys, kuris Lietuvai atgavus nepriklausomybę pasirodė tartum žaibas, taip pat garsiai ir ryškiai, bet lygiai taip pat ir trumpai. O jo istorija man visada buvo apipinta paslaptim ir intriguojanti. Todėl šiandien jūs sužinosite istoriją pirmo komiksų žurnalo Lietuvoje pavadinimu Bus dar. Prieš pasineriant į Bus dar istoriją, prisiminkim, kas yra komiksai ir kaip jie atsirado. Komiksas tai sugretinti nuosekliai einantis vaizdai, papasakojantis istoriją paveikslėliais. Todėl tiesiog keli skirtingi paveikslėliai sudėti šalia nebus komiksas. Bet jeigu komiksas tai paveikslėliais papasakota istorija, tai gal pirmieji komiksų piešėjai buvo pirmykščiai žmonės piešė savo nuotykius ant uolų sienų? O gal senovės egiptiečiai? Va, ten tai tikras komiksas ir tekstas dar šalia parašytas. O jei rimtai, tai šiuolaikinio komikso pradininku yra laikomas žurnalas The Glasgow Looking Glass, išleistas 1825 m. birželio 11 d. Škotijoje. Vėliau jis buvo pervadintas į Northern Looking Glass, jį spausdino Glasgow litografijos spaustuvininkas Jonas Watsonas, o jo iliustratoriumi buvo Williamas Heathas. Nors iš turinio jis nedaug primena šiuolaikinius komiksus, bet jis yra laikomas pirmuoju komiksų žurnalu, kuris buvo nustotas leisti 1826 metais, kai tų metų balandžio 3 pasirodė paskutinis jo numeris. Bet sekančiais 1827 metais atsitiko kitas labai svarbus įvykis tolimesniam komiksų vystymuisi. Šveicarijos mokytojas Rudolfas Topferis nupiešė iliustruotą istoriją Les Amours de Mr. Vuisbois, pono Vuisbois meilės. Topferis neketino šių istorijų viešinti, jas piešė tik savo ir savo draugų pramogai. Ir gal taip ir būtų šios pieštos istorijos užmirštos visam laikui, bet vieną dieną jam pasitaikė proga parodyti savo darbus garsiam Vokietijos poetui, rašytojui ir dramaturgui Johanui Wolfgangui Goethei, kuriam šios pieštos istorijos padarė didelį įspūdį. Ir būtent jis paskatino šias istorijas atspausdinti. Pats Goethe to taip ir nebeišvydo, nes 1832 metais jis paliko šį pasaulį. O Topferio pirma komiksų knyga išleista tik 1837 metais pavadinimu History de Mr. Vuisbois, pono Vuisbois istorija. Ir nors ji buvo išleista tik kelių šimtų egzempliorių kiekių ir tik prancūziškai, bet greitai tapo tokia populiari, kad buvo išversta į daugybę kalbų visame pasaulyje. O kadangi tada dar nebuvo autorinių teisių įstatymo, tai ją kopijavo ir vertė kas tik norėjo. Taip 1841 metais jį pasiekė Angliją, o 1842 ir Jungtinės Amerikos valstijas, kai šios pieštos istorijos buvo spausdintos vietinio laikraščio priede. O 1849 išleistos kaip atskira knyga pavadinimu Adventures of Mr. Obadiah Olbrook. Tokiu būdu Topferis padarė labai didelę įtaką formuojant šiuolaikinio komikso išvaizdą visame pasaulyje. Pieštos istorijos darėsi vis populiaresnės ir buvo tik laiko klausimas, kada jas pradės piešti kitų šalių karikatūristai ir dailininkai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, kur 1867 metais humoro žurnale Judy atsirado komiksas Alice Lofters Half Holiday, kurio autorius buvo Charlesas G. Rossas. Vėliau jo komiksą iliustravo jo žmona prancūzė Emily de Teaser, kuris slėpėsi po pseudonimu Marie Duval. Šiame kūrinyje buvo vienas pirmųjų komiksų personažų, kuris tapo toks populiarus, kad 1884 metais buvo sukurtas jo paties komiksas Alice Lofters Half Holiday, kurį išleido Dalziel Brothers. Jis buvo nespalvotas, bulvarinio žurnalo dydžio ir 8 puslapių storumo. Bet tai buvo tik pradžia, nes pamatęs komiksų populiarumo Didžiosios Britanijos leidėjas Harmsworth Brothers 1890 metais išleido net 2 komiksų žurnalus – Comic Cuts ir Illustrated Chips, kurie turėjo didelį pasisekimą. Comic Cuts buvo leidžiamas iki 1953 metų ir per visą tą laiką buvo išleistas rekordinis kiekis numerių 3006 ir šį rekordą jis laikė net 46 metus, kol 1999 metais jį aplenkė škotų vaikiškas komiksas The Dandy. Daug žymių komiksų ir personažų pasaulyje padovanoja prancūzų ir belgų autoriai.
Belgų karikatūristas Georges Remy, rašęs po pseudonimu Hergé, sukūrė vieną populiariausių Europos komiksą Les Adventures de Tintin – Tinteno nuotykiai, kuris pirmą kartą pasirodė 1929 m. sausio 10 d. savaitinėme Le 20e siècle žurnalo priede Le Petit 20e. 1934 metais Prancūzijoje startuoja Pelikio Mikio žurnalas, o 1938 metais Belgijoje komiksų žurnalas Pirou, kur 1946 čia pirmą kartą pasirodo Moriso pieštas personažas Lucky Luke. Taip, šis personažas iš pradžių buvo piešimas būtent šitaip. O 1958 tame pačiame žurnale Spirou pasirodo Les Schtroumpfs Smurfai, kurio autoris buvo Pierre Klopfer, žinomas pseudonimu Pejo. Beje, Smurfų personažai pirmą kartą pasirodo komiksų žurnale Jonah at Pirlout, angliškai žinomu kaip Jonah and Puvid. Ir kaip pasakojant apie Europos komiksus nepaminėti populiariausiojo jų atstovo Asterixo, kuris pirmą kartą pasirodė prancūzų komiksų žurnale Pilot 1959 metais. Jo rašytojas buvo René Goscinny, o dailininkas Albert Uderzo. Pakalbėję apie Europos komiksus ties šia vieta ir apsistokim ir pratęskim savo pasakojimą kitoje serijoje. Iki draugai.